Živilės istoriją pasakojome prieš metus, pernai per Velykas. Moteris buvo tokia nutukusi ir tokia pasiligojusi, kad net į studiją atvykti nebepajėgė. Jos godas godojo mama ir draugė. Tai ar aš teisingai, ponia Vanda, suprantu, kad, Živilė šiuo metu yra neįgali? Ji praktiškai nieko negali padaryti. Nieko. Gauna trečią grupę, jau ne. Bet tai kas? Ir ji yra nedarbinga šiuo metu? Nedarbinga, nieko. Ji tik tai sėdėjo prie to stalo, iki lovai nueina, į tualetą. Tai tualetą, tai vaikščioja kokią 15 minučių, turi porą kartų, tai ant tvoros, tai ant triušių būdos, pasiremia, atsikvepia ir tada pareina. Neapsiaut, neapsiremt ir neapsipraust, jau čia motina. Dar kol galim, tai, kaip sako, man nepritinka ir nereikia, kol kas dar nėra reikalo, bet mama jau čia viską. Jai padeda rytai vakarė. Tai viena jai gyvent praktiškai ir neįmanoma dabar net būtų, jeigu būtų viena. Tai kad jau gat ne. Jeigu sako, tikėsi senatvėj paramos, bet pasirodo atbulai. Viskas niekur. Niekur neišeina. Aš kaip tokia būdavau labai jau visur prikilni, visur. Tai man dabar labai liūdna. Negaliu niekur išeiti. O taip norisi ir ten nuveiti, ir ten norisi. Ir į tą parduotuvę nuvažiuoti, ir į miestą nuvažiuoti parduotuvę, bet kad neįmanoma niekur. Visur turi būti namuose ir niekur neįmanoma paeiti. Dabar Živilė ne tik paeina, bet ir dviračių per kaimą pralekia. Netaip seniai 40-metį perkopusi moteris per metus atsikratė beveik pusę savo svorio ir vėl gyvena. Neegzistuoja kaip anksčiau, prie langelio su kryžiažodžiu rankose, o gyvena. Mažai sėdžiu prie to langelio, jau geriau noriu judėti, išeinu kur į lauką, pavaikščiot, einu ir trūstis nuo šitos rusos, kas jos tebėra, bet noriu geriau eiti judėti, jau daugiau judėti, kadangi yra galimybių, tai jau norisi judėti. Tai taip, ką aš žinau. Ir gyvuliukus pati jau net prižiūrėt? Taip, kas ten pasišėriu kiaulytės, triušius, paukščius, pasišėriu pati. Ką daryti? Smagu, skauba, noriu judėti. Noriu judėti, jau užtenka, įsėdėjau po tuo langu. Jau gana. Jau reikia dabar judėti biskį. O dažnai tas judėjimas irgi dar biskį prideda tam svorio kritimui. O svoris dar krenta. Dar krenta, nežinau, iki kiek iš čia kris, bet dar krenta. Tai iš kartų smarkiau metį. Po 5, tai pabūna koks tarpas, tai kokį net 6 ant kartų. O dabar tai jau kilogramą. Dabė dar metų. Jau jis sakė, kad nors iki 90 numesčiau. O dar daug trūksta iki 90? Tai dabar 20 gal 3 ar 4 sveria. Tai vis sakydavo, nors iki 90, tai nuo 170. Tai šis tai. Labai sakau jau. Bet vėl yra bėda. Visi rūbai reikia keisti. Visi dar tik kuo apsivilka, tai pasijuokė draugiai, sako, svetimo rūbų apsirengiu. Štai pažiūrėkite, kokius drabužius dar pernai nešiojau. Rodo visą laiką besišypsanti Živilė. Greitai 2 sijonus iš vieno galėsiu pasisiūti. Beveik visus senus drabužius išdalinau, prisipažįsta. Pasilikau vos keletą. Tegul guli, kaip įspėjimas, kur galima atsidurti visai savęs nemylint. Sakykite, Jolanta, kodėl jūs mums dabar parašėte tą laišką? Todėl, kad pastumėjo laiško parašymui toks įvykis, kad Živilės mirė giminaitė. Ir mes visas moterų kolektyvas bibliotekos nuvažiavom pagėdėti kartu su Živilė į tas laidotuvės. Ir po kiek laiko Živilė pasitraukė. Mes pagalvojome, kad nuėjo kur nors svečiams kavos pataisyti ar panašiai. Ir susiruošėme, kada važiuoti namo. Išeidamos iš to patalpos, atidarėme duris ir pamatėme laukę stovinčią moterį, visą pamėlusią. Ji buvo išėjusi į lauką ir sugrįžti jai buvo labai, labai sunku. Norėjau, kad jau man blogai, jau žinokit, nepainu jau ir neatsidūstu jau, visiškai blogai būdų. Ir tada susigrėbiau pas daktarus. Tai atradau tas cukraligė ir širdelė ir viską čia jau jie paskui rado. O dar ant galų ir dar plaučiai jau atrado
Ir astmai yra, vienu žodžiu, kiek sakiau, juokiausi net ne polikliniko, kiek yra lygų visos ant manęs sulipo. Ir visi daktarai, kiek ir pas pulmonologus buvau, ir dar šitas daktaras, ir mano gydytoja, ir endokrinologai, visi tik antsvoris. Žiūrėkit, Živilė, antsvorio. Ir naktimis negalite miegoti. Naktimis tai skaitykit nemiegu, visiškai. Kodėl? Čia gal ta, kur yra ta obstrukcinė miego apnėja ta liga, dar dadeda, tai, kaip, atsigulu, užmiegu greitai. Tik padėdu galvą ir mikliai užsnaudžiu. Bet pusvalandis, neilgiau. Valandą kartais papula. Ir taip, žinokit, tiesiog kaip automatiškai išmeta iš lovos. Atrodo, versijos ant kito šono gal pamiegosiu, dar nesikelsiu. Ne, bet žinokit, vis tiek automatiškai išmeta iš lovos. Tai ateini va čia į virtuvę, po lango atsisėdi, tai čia kokią valandą pasėdi, o dieną, arba kad ir va čia galiu sėdėdama ir galiu stovėdama užmigti. Iš 170 kg atsikračius beveik pusė svorio, 75 kg, daugelis Živilės ligų atsitraukė. Prie lovos stovėjęs deguonies aparatas namuose dar yra, bet uždengtas stovi svetainėje. Kai naktimis nebekamuoja dusulys ir gali įsimiegoti, pasaulis nušvinta kitomis spalvomis, prisipažįsta moteris. Bartys jau ir miegu daug geriau. Cukrus, sakau, kaitaliojasi, būna visko. Ir būna ir pakyla aukštai. Ir, užeina, dabar ir vakarais tokio, ir silpnumo kartais būna. Ir, būna visko, žinot. Negaliu sakyti, kad jau čia va taip kaip kirviu nukirto ir jau viskas čia kaip lasdelė burtų mostelėjo ir jau. Būna visko, bet gyvent galima. Ir žymiai geriau. Aišku, daug negu ką buvo. Skau, jeigu te būčiau nieko nedarius, tai kažkai būčiau jau buvo ant šito žemės. Nors siužete dar neminėjome, ko gero jau supratote, kad pakilti naujam gyvenimui Živilė sugebėjo tik po skrandžio mažinimo operacijos. Nei prieš metus, nei dabar moteris neviniojo žodžių į vatą ir nepasakojo, kad daugybę metų svoris augo iš oro. Mėgau skaniai pavalgyti, prisipažįsta ji. Būdavo, jeigu cepelinai, tai kad riebalose plauktų. Kitaip neskanu. Kai daktarė jau čia užspendė, tai laikiausi jau tos biskį ir tą maistą, viską, tai taip 18 kg buvau numėtus. Bet paskui sakau, daktarė pagyrė, čia jau gerai, taip ir toliau, tai paragausiu vieną kąsnį skanesnį, kitą kąsnį skanesnį ir vėl viskas sakau, tas pas. Kas čia kenks atrodo, kad čia kokį kąsnį kitą gardžiau užvalgysiu. Padažų tų riebalų, atrodo, turi plaukti viskas. Ir ar tas cepelinas, ar tas kotletas padažė, viskas turi plaukti. O pasirodo, matot, iki ko nuplaukia tas visas reikalas. O nebandot sakyti, kam tu tiek valgai, nevalgyk, ar... Žinot, šeimoje, kaip sako, visko būna ir buvo, kad ir pasakai, ir ne kartą galbūt pasakiau, bet, kaip sako, užpyksta. Ir šis dabar savo vaikui gailėsiu, skaitau, tai kas tau gaila? Man šiai sakydavau, mangi negaila to valgio, man gaila tavęs. Bet tai, kad negali žmogus susiturėti nuo to ir va taip. Kiek suvalgydavau, tik tai dabar per dieną tiek nesuvalgau jau. Čia jau aišku viskas ir ten norėtai baisiausia atrodo, bet kad niekaip nebetelpa. Kartais dar vieną kasnelį ir jau tas vienas kasnelis gali pakenkti. Jau būna veržimas vidurių ir jau nebetelpa. Arba net atsistoja va šičia. Kažkur atrodo koks guzas ir nebetelpa. Maistas nesikeitė visiškai, beveik. Tai žinai, taikėsi jau tiek, kad mažiau ir lengvesnį tokį maistą. Bet nesikeitė. Ir daug nevalgiau už tai, kad, baisu. Bet nesinorėjo, ar jinai tiesiog? Nesinorėjo, paskui jau pamažu jau valgom ir jį valgau, bet jį 2 kąsnelius mes po 5. Ir pakanka, sako, aš soti visiškai. Tiek priima tas skrandukas. Ten tik tiek vietos. Jeigu manote, kad Živilės gyvenimą pakeitė tik operacija, tai netiesa. Pirmiausiai tai padarė ji pati.
suvokusi, kad pasiekė prarąją. Mėnesį iki operacijos moteris valgė tik miltukus. Tai buvo jos pusryčiai, pietus ir vakarienė. Chirurgas nesiėmė operuoti, kol Živilė nenumes bent 15 kilogramų. Moteris klusniai vykdė nurodymus. Paskui ištvėrė operaciją. Nuostabus daktaras šypsosi. Man labai pasisekė. Duok Dieve jam sveikatos. Šitiek moterų naujam gyvenimui prikėlė. Brolis va čia buvo nematęs gal 2 mėnesius manęs, buvom nesusitikėti. O, sako, jau tik živiliukė likus. Nu tai, žinot, jau, atrodžiau tikrai baisiai. Skauva ir mamos brolis, sako, peržiūrėjau nuotraukas. Sako, nesitikė net, kad buvai tokia. Buvo, tai va dabar čia buvo močiutės metinys, tai va čia giminės tos, žinot, jau tokios seniau matyti, kur buvo, tai visi, o, ką jūs. Visai kitas vaizdas. Ir akį žiba labai dabar. Nu tai taip sako visi, kad jau ir akį žiba. Tai dabar gal ir žentą kokį parves? Juokėsi, sako, dar ir bernų norėsiu. Gal ir parves, jau ką čia. Na vis tik 42 metai, nu kiek.